Brangieji, šį vakarą Lietuva kartu su visų krikščioniškųjų pasaulio švenčia Kristaus gimimą. Prie kūčių stalo renkasi šeimos, prisimename artimuosius, kurių nėra kartu. Pagerbėme iškeliavusius į anapilį. Visų mūsų jausmai ir žodžiai šį vakarą tampa šiek tiek šiltesni, artimesni, gilesni. Nuoširdžiai linkiu, kad tokie būtume kuo dažniau. Pažįstu Lietuvos žmonės, žinau jų rūpesčius ir vargus, bet žinau ir didelę dvasios stiprybę, darbštumą, didelę galę mylėti ir išlikti žmonėmis. Tikrai nesuklysiu pasakęs, kad būtent šių idealų vedami ir palaikomi susikūrėme didžiasias vertybes ir pasiekėme didžiausius laimėjimus. Todėl šį vakarą noriu nuoširdžiai padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už visus šiais metais Lietuvai skirtus įvertinimus ir gerus žodžius. Už tai, kad tikime Lietuvą ir auginate vaikus, kantriai kuriate savo šalies gerovę, ūkį, kultūrą, meną. Už tai, kad jūsų dėka geresnės ateities viltis ne tik tušti žodžiai, o reali galimybė gyventi geriau. Žinau, daugeliu iš jūsų šie metai atnešė naujų rūpesčių ir problemų. Tačiau tikiu, Lietuva ir jos žmonės tikrai pajėgs įveikti sunkumus. Svarbu, kad eidami šiuo keliu liktume solidarūs ir artimi, kad mus sietų tikėjimas ir pasitikėjimas ir kad vieni kitiems būtume kaip šį vakarą šiltesni, atlaidesni ir žmogiškesni. Šis artumas dabartyje bei tikėjimas ateitimi, manau, yra didžiausias bei vertingiausias Kristaus priesakas. Nenuvertėjantis, neprarandantis aktualumo, neleidžiantis mūsų dvasioms prarasti tikėjimo, meilės ir vilties. Jų šviesoje gražiausios metų šventės proga sveikinu Lietuvą ir visus jos žmonės. Sveiki sulaukę šventų Kalėdų. Nuoširdžiai sveikinu su šventėmis visus Lietuvos vaikus ir jų mamytes, tėvelius ir artimuosius. Linkiu, kad jūsų namai būtų jaukus ir šilti, kad juose gyventų meilė ir dvasinis artumas. Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius. Sveiki sulaukę šventų Kalėdų.